kas iš tos jūsų kvalifikacijos ateina berazumnis su visom kategorijom, 95 keleivių vežimo kodų ir taip toliau. Sakau, reiks važiuoti į Varšuvą. Kur ta Varšuva? Kaip ten nuvažiuoti? Man reikia žmonos paklausti. Tai va, kokios kvalifikacijos reikia? Patirties reikia, žmogau. Vienas rašo, čia mano svajonių darbas. Nu tai ir kurk tą savo svajonę, pildyk, pirmin. Aš tikrai neprivalau tavo svajonių pildyti. Nes pas mane šiai dienai stovi eilė paruoštų žmonių, kurie žino miestas, gatves, objektus, yra fiziškai pasiruošę, gali teikti tiek vairuotojo, tiek apsaugos paslaugas. Viską, nuo A iki Z. Jokie benkartai iš gatvės man nereikalingi. Jeigu jūs čia fantazuojat, kad jūs čia galit be jokios patirties dirbti tokį darbą, baikit juokus, vaikai. Atidirbkit to dušmanų. Žinot, kiek aš atidirbau dušmanų? 5 metus. Bet aš nuo pat pirmos dienos jau aplenkiau visus dušmanus dirbančius 20 metų ir daugiau. Ant apyvartų, ant visko. Ten visi keikė, lakstė, paskui skundė. Man užsakymus nuiminėjo, kad aš vėluoju pusę minutės ir taip toliau. Bet aš atėjau žalias žmogus pirmą dieną ir surinkau 140 litų apyvartą. Per 6 valandas, jeigu neklystu. Tuo metu tai buvo didžiuliai pinigai. Ir adekvatus pinigai, kurių užteko viskam.